Man labai įstrigo tas vyšnių pleneras pas Raimondą. Man labai ten buvo labai faina, labai jauku ir kažkaip labai ten taip. Aš gal tiesiog pasitikėti savim labiau pradėjau ir savo darbais. Tas pats neskubėjimas irgi daug ko davė. Jaučiuosi sužydėjus tapyboje. Biški besiskleičiant. Tai aš visą laiką turėjau, bet tas išpildymas, kad aš žinau, kad man kažko trūksta tų įgūdžių išpildyti jas. Nes anksčiau tai kažkaip aš sakydavau, tai jau viskas, čia gana. O dabar tai Viktorija vis papušina, tai čia dar tą biškį, per tą pamoką dar tą ir prieini iki to, kad per pamoką nutapai tik antakius ir viskas baigta. Mano tempais būtų buvę turbūt kažkaip greičiau viskas, bet tai klausai. Nusilenki meistrai ir klausai. Atrodo, galima pabandyti kažką kitaip, naujai, gal nepatogiai, kas nėra labai įprasta ten ką, bet esi įpratęs daryti. Po studijų išmokau ramiai neskubėti, skubėti lėtai. Ir ko gero tai labai smagu. Ir tai labai geras startas į 2025-uosius. Nes gyvatės metai kokie? Išminties. Išminties, ramybės ir prisitaikymo. Tai labai gerai pasiruošiau, linkiu visiems laimingų metų, kad visi ir prisitaikytume prie gyvenimo, kurio ne visada pakeist gali, bet gali kampą pakeisti, iš kurio žiūri. Pasiruošėm, klestėsim. Man labai patiko tas pleneras sode, kai tos trešinės, vyšnios, rožės, tiesiog buvo tokia gera atmosfera ir sekėsi mums ten visiškai puikiai tapyti. O dėl to tobulėjimo mokymas, kai mes tapėme natiurmortus visos drauge ir stengiamės išsiaiškinti visus niuansus, kaip tai reikėtų daryti, kokie ten atspalviai, kokia ten kompozicija. Tai tas tiesiog suteikia daugiau tokio supratimo ir atsirado gebėjimų. Tai norėčiau palinkėti, kad ateinančiais gyvatės metais mums vis daugiau sektųsi, būtų linksmų ir įdomių plenerų. Norisi pačiai atrasti savyje to gabumo ir to kažką tai padaryti pačiai. Bet labai aišku, tas pačiai tai visada nusiunti Viktoriją ir pasiteirauja ir tie patarimai tikrai vertingi. Bet tokio pasitikėjimo savim tai irgi gavau, pasakyčiau, daugiau. Bet ką išnešu iš metų, tai ta jausmingumą, ta meilė žmonėm, meilė tarpusavio santykiai, tapyba, darbas. Bet svarbiausia, kas mus čia sieja, tai viens kitam pagarba, meilė ir tie šilti santykiai. Tapyba jinai gydo. Tai labai to džiaugiuosi. Tas žavesys pasaulio, kai gali perduoti drobę, tai irgi nuostabu yra, kad tą gali jau padaryti. O plenerų ir išvykų ir kelionių tai tikrai buvo per mažai, bus daugiau. Mano visa veikla iš tikrųjų tai laikosi ant jūsų. Ten vienas į plenerus reguliariai lanko, kiti reguliariai upą palaiko. Ir toks jausmas, kad man nieko daryti nereikia, iš tikrųjų tik tai būti ir dirbti savo, ką aš žinau. Man labai norisi dalintis, yra toks tiesiog vidinis poreikis, kad aišku, labai paprasta pasakyti žmogui, kaip jam iš nuotraukos perpiešti paveiksliuką, bet nėra vystymosi jokio. Tai galima tą daryti, kol tu iš vis nesi laikęs dažų arba teptukų, tam, kad susipažint su technika. Bet kūryba, laisvė daryti tai, ką nori. Ir man labai norisi perduoti jums tą kalbą, tą abėcėlę, nes tai yra kalba, kuri susideda iš kompozicijos. Tai yra kompozicija, spalvų teorija, grafika ir reikia išmokti galvoti jų kalbą, vertinti viską, vaizdą, mintį, idėją iš sukomponavimo pozicijų, iš toninių santykių, iš spalvinio santykio. Pradėti galvoti apie tai ne kaip apie, kad o panašu ar nepanašu, tai visai nesvarbu. Mums visai nereikia panašiai daryti. Mums reikia daryti išraiškingai ir išradingai. O tam reikia naudoti dailės priemonės, o ne fotografijos.